Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, įsteigtas 2018 m. vasarį, šiandien yra didžiausias viešojo sektoriaus paslaugų centras Lietuvoje. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pavaldi įstaiga yra atsakinga už finansinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimą. Šias funkcijas centras jau atlieka daugiau nei 200 šalies viešojo sektoriaus įstaigų. Atsigręžus atgal, 2018 metai išties buvo ypatingi metai, nes kupini iššūkių, kupini patirties. Mėnuo po mėnesio darbuotojų dėka ir einant metam mūsų šiandien komanda išsiplėtė, darbuotojais jau virš 500. Ir tai yra didžiulis iššūkis mums visiems buvęs ir didžiulis pasiekimas. Augant centrui, nuolat tobulinama struktūra, procesai, gerinamas klientų aptarnavimas, nuosekliai auga ir klientų ratas, funkcijų perdavimas vyksta vadovaujantis vyriausybės nutarimu. Pagal jį į nacionalinio bendrųjų funkcijų centro klientų ratą jau perėjo didžioji dalis ministerijų, didelių institucijų ir mažų įstaigų. Siekiant ne tik kiekybinio, bet ir kokybinio pokyčio, nacionalinėme bendrųjų funkcijų centre patvirtinta veiklos pokyčio strategija. Labai svarbu turėti kažkokią viziją, kažkokį tai kelią ir siekti, tobulėti ir keistis. Ir mes šitą dalyką ir vertinam pokyčių proveržio strategiją, ar mes norim likti tokia, kaip mes sakom, didelė kompanija žmonių dirbančių kažkokį tai darbą, kurį daro mums, duoda mums išoriniai klientai, ar mes dėl to norim kompetencijų paslaugų centrų tapti. Viena iš svarbių naudų, su kuria buvo siejamas sprendimas centralizuotai atlikti bendrasias funkcijas Lietuvoje, yra taupimas ir efektyvumas. Tačiau vis labiau ryškėja ir dar viena nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vertės pusė – suvienodinti standartizuoti procesai, aiškumas, skaidrumas, darbų kokybė. Mes vienoje vietoje sukoncentravę turime labai didelį kiekį vienos srities profesionalų ir tai mums leidžia surinkti didžiausias patirtis, daugiausiai įvairiausių variantų, kokie yra taikomi praktikoje ir iš to sukurti geriausius optimizuotus sprendimus visai viešojo sektoriaus rinkai. Nacionalinėme bendrųjų funkcijų centre veikia interaktyvi platforma Mokymų akademija, kurioje pateikiami įvairūs mokymai darbuotojų tobulėjimui ir augimui. Nuo įvadinių mokymų iki profesinio ir asmeninio tobulėjimo kursų. Tai padeda auginti darbuotojų kompetencijas. Tobulėjimas – viena iš nacionalinio bendrųjų funkcijų centro puoselėjimų vertybių. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų tos pagrindinės vertybės, dėmesys žmogui, profesionalumas, patikimumas ir tobulėjimas puikiai atspindi mūsų visų darbo principus. Dėmesys žmogui, manau, ypatingai svarbus. Kita dalis – profesionalumas, vėlgi tai atspindi mūsų patikimumą, irgi kitą vertybę. Norim teikti ir teikiam tokias paslaugas, kad klientai mumis pasitikėtų, tikėtų tuo, ką darom. Ne tik klientai, bet ir nacionalinio bendrųjų funkcijų centro komanda dirba visoje Lietuvoje. Centro biurai įsidėstę 6 šalies miestuose. Plėtra regionuose yra labai svarbi norint atrasti ir pritraukti profesionalus. O kad tai pavyktų, daugelis darbuotojų nacionalinėme bendrųjų funkcijų centre dirba mišriu darbo modeliu, derindami darbą biure ir iš namų. Bent 3 kartus per metus darbuotojai susibūria ir gyvai šventėse bei renginiuose. Man nacionaliniam bendrųjų funkcijų centre dirbti tikrai labai įdomu, nes darbas yra labai įvairus ir mano manymu prasmingas. Aš jaučiuosi galinti prisidėti prie kuriamų pokyčių viešajame sektoriuje ir naujam darbam mane labai įkvepia vadovų palaikymas ir pasitikėjimas.